Šešta savaitė, šešta praktika. Sveiki atvykę. Keliaujam toliau šioje savęs pažinimo kelionėje kartu. Ir šiandien prireiks vėlgi su kuo ir ant ko rašyti. Tai kviečiu dabar paspausti pauzę ir nueiti pasimti rašymo priemonę, popieriaus lapą, nebent tai darysite kompiuteryje ar telefone. Ir dabar aš sakysiu pradžią, o jūs paspausite vėlgi pauzę ir pabaigsite, pratęsite. Gerai? Prieš pradedant duosiu motyvaciją, paaiškinsiu, apie ką bus šita praktika. Čia mes sugrįšime į savo tiesą, į savo galią, į savo tikruosius norus. Čia praktika yra skirta pamatyti, kur aš veikiu dar gyvenime pozicijoje iš mažo vaiko, kuris neturi pasirinkimo, kur jam kiti pasakys, kas yra teisinga gyvenime daryti, kaip reikia daryti. Ir pozicijos, kuri neprisiema galios, kad aš galiu pasirinkti, ką noriu daryti gyvenime. Ir tai visai kitaip skamba. Tai skamba kaip suaugusio žmogaus pasirinkimas, kur taip, kartais baisu, nes tai reiškia prisimti atsakomybę, tai kažkuria prasme reiškia susitikti su pasekmėmis, bet tai yra ir savęs įgalinimas. Aš galiu kurti, aš galiu daryti kažką su savo gyvenimu iš pasirinkimo, iš laisvės, o ne todėl, kad mane kažkas verčia. Nes vis tiek visada yra toksai vidinis noras iš priespaudos, kur mes kažką privalom, mums reikia padaryti, norisi tarsi išsilaisvinti. Ten erdvės nėra kvėpuoti. Mes viduje yra tas laisvės toksai troškimas norėti, galėti rinktis. Net yra pasiūlymas vaikų auklėjime jau nuo pat mažens, kur prasideda jau jų norai, jų pasirinkimai, tą dėsiuos, to nesidėsiu, tą valgysiu, to nevalgysiu, duoti pasirinkimą ir vis tiek per pasirinkimus formuoti vaiko asmenybę. Pavyzdžiui, jeigu aš vis tiek noriu, jeigu aš tik tai klausiu, ko tu nori, tai gal vaikas įvardins čipsus, ledus, šokoladą, jeigu tokius ragavo, galbūt norės šitai valgyti, bet galima duoti tokį pasirinkimą ir vis tiek duoti pasirinkimą. Pavyzdžiui, norėtum valgyti avižų košę ar kokios nors ten perlinių kruopų, pavyzdžiui, košę. Ir jis vis tiek tada turi pasirinkimą ir jausmas pas vaiką yra kitas negu valgy, kas tau yra padėta. Ir mes valgom, bet gali vykti toks susispaudimas, kad tai, ko aš noriu, tai, kas vyksta mano viduje, yra tarsi nesvarbu, kiti žino geriau, ką man daryti, ką man valgyti, kiti yra didesni, kiti turi daugiau galios, o mano nuomonė yra nepaisoma ir panašiai. Tai jeigu tai ir formavosi per mūsų gyvenimą, čia yra pratimas, kur yra, tokie vartai, iš to išsilaisvinti ir keisti įpročius. Tai va, tai padarom pratimą ir tada bus daug aiškiau kalbantis. Taigi, dabar sakysiu žodį ir čia pasakysiu maždaug 7 žodžius, tai 7 kartus reikės sustabdyti šitą video ir pabaigti rašyti. Gerai? Taigi pradedam. Pirmas žodis yra privalau. Ir pratęskite, kuo aš tikiu, ką aš tikiu, kad privalau gyvenime daryti. Per daug nemastykite, žodis privalau gyvenime daryti, galbūt rūpintis, veikti kažką, tiesiog paspauskite dabar pauzę ir rašykite viską, kas ateina su žodžiu privalau. Kitas žodis, užsirašome, turiu. Ir vėl paspauskim pauzę ir čia rašyti svarbu tai, kas ateina su tuo žodžiu, net jeigu kartosis,
prieš tai kažkokie žodžiai. Nekreipiam dėmesio, tiesiog žodis turiu gyvenime daryti, ką aš tikiu, kas yra privaloma, ką aš turiu gyvenime daryti. Taigi turiu gyvenime daryti, pauzė ir rašom. Dar vienas žodis - reikia. Visiškai tas pats, užsirašom žodį reikia ir kuo aš tikiu, ką reikia man gyvenime daryti, kokiu galbūt būti. Viskas, kas ateina su žodžiu reikia, paspauskite pauzę. Ir čia dabar labai trumpam stabtelkim, pasižiūrėti, kaip jaučiasi kūne visi šitie parašyti dalykai, ką aš privalau, turiu, reikia daryti, ar kūne atsipalaidavimas, lengvumas, džiaugsmas, ar vis tik kažkur suspaudimas, galbūt pilvo zonoj, krūtinės zonoj, saulės rezginy. Ir pasižiūrėkit, ar tie dalykai, kuriuos parašėt privalau, turiu, reikia, ar jie gyvenime lengvai darosi. Su tokia energija, kur imu ir skraidau, tiesiog su lengvumu visi šitie dalykai pasidaro, ar kaip tik reikia valios pastangos. Reikia tarsi save prisiversti, pastumti. Pykstat galbūt ant savęs, jeigu dalykų šitų nedarot. Ir taip pat pasižiūrėkit dar kitą sluoksnį. Jeigu tų dalykų nepadarot ar nepakankamai darot, galvojat, kad nepakankamai, galbūt lydi tokie jausmai kaip kaltė, galėčiau daugiau, gėda, kaip aš nesu pakankamas, pakankama, nes netitinku to kažkokio tai kriterijaus tobulo paveikslo, kuris viską ten taip tobulai išpildo. O gal yra ir baimės emocija, tai, kad ten surašėt daryti, nes jeigu taip nedarysiu, irgi laukia kažkokios tai pasekmes. Tai tarsi privalau daryti, turiu, reikia, kad nepatirti atstumimo, pašaipos, nepriėmimo, artimų ar bet kokių kitų žmonių. Tai va, kaip jaučiasi tas? Privalau, turiu, reikia. Ir čia trumpam, kol stabtelėjom, dar norisi pasakyti, kad šitie visi turiu, privalau, reikia, jie ateina iš vaiko pozicijos. Kai mes, būdami vaikai, visą laiką taip buvom savo patirtimi, išmintimi, dar nebuvom tiek daug jos surinkę, tai faktas, kad mums tie, kurie viską žino, buvo tie didesni. Ar ne? Ir jie tikrai žino, kaip gyventi, ką daryti, kas yra teisinga. O gal aš ir nesutinku su tais, ką ten tie dideli sako, bet vis tiek turiu, privalau, reikia. Tai va čia yra ta pozicija, kur aš esu vaikas ir kažkas išorė yra didelis, kuris tikrai geriau žino. Ir kartais tai nebūtinai turi būti mama, tėtis ar kažkas, kas mus augino, bet tai atsiranda tas balsas kaip ir tokios visuomenės tarsi. Visuomenės tai priimtos kažkokios tai normos, kaip reikia gyventi, kur aš nebegalėčiau to balso priskirti konkrečiam žmogui, bet tarsi reikia gerbti suaugusius, ar gal čia iš mamos galėtų ateiti, iš vyresnių, arba daug visokių, nežinau, mokytis, dirbti. Kažkokios tai vis tiek yra, tokios taisyklės, kas yra geras žmogus ir tarsi turiu, privalau, reikia man tas taisyklės, tą idealą atitikti. Tai va, vis tiek kažkas yra išorėje, tai padiktavę. Ir man atrodo, kad jeigu aš nenoriu išsiskirti, būti atstumtas iš bendruomenės, tai turėčiau, privalau, reikia man atitikti. Ir tai, ką mes tenai surašėm, dažniausiai yra po privalau, turiu, reikia, vis tiek rasime dažniausiai baimės, kalties, gėdos, emocijų. Gerai, patyrinėjom, dabar eisim toliau. Kitas žodis. Noriu. Ir čia dabar rašykim viską, kas seka po žodžio noriu.
noriu daryti, būti, elgtis, ko aš noriu. Taigi paspaudžiam pauzę ir rašom. Ir čia dabar trumpam sustokim. Pastebėkit, ar pasikeitė energija kūne. Jausmas, kai rašom dalykus su noriu. Ar atsiranda šiek tiek daugiau džiaugsmo, galios, kaip aš irgi esu, man svarbu, aš savo rūpiu, aš save matau, toks noriu, atsiranda aš esu. Ne tik kiti ir jų norai ir ką man jie pasakė, bet čia dabar aš galiu tarsi per save praleisti, o ko aš noriu. Ir gali kai kurie pajausti baimę rašyti tai, ko aš noriu. Jeigu buvo labai labai didžiulis įprotis daryti viską teisingai, bijoti suklysti, nes buvom galbūt už tai baudžiami, tai net bijom norėti tarsi. Gali taip ištikti, bet nebūtinai. Tai tiesiog patyrinėkit, kaip jaučiasi būsena, kai rašom ir pabaigiam sakinį su noriu. Kaip jaučiasi kūnas. Gerai. Einame toliau. Kitas žodis – renkuosi. Ką aš gyvenime renkuosi daryti, veikti, kuo renkuosi būti? Paspauskit pauzę ir pabaikim rašyti čia. Toliau. Trokštu, svajoju. Užsirašykite šios 2 žodžius. Ką aš gyvenime trokštu, svajoju. Daryti, būti, tapti. Kas eina čia iš mano širdies? Paspauskite pauzę. Ir paskutinis žodis – myliu. Myliu, džiaugiuosi. Ką aš gyvenime myliu daryti, džiaugiuosi daryti. Kokia aš myliu būti, džiaugiuosi. Ką aš myliu daryti, veikti, būti, elgtis. Irgi paspauskite pauzę ir leiskite srautui būti užrašytam. Ir kai dabar užrašėme nuo renkuosi, trokštu, svajoju, myliu, džiaugiuosi, čia patyrinėkim, kaip jaučiasi mūsų kūnas. Galbūt daugiau laisvės, erdvės, džiaugsmo, entuziazmo. Būseną pasižiūrėkim. Ir taip, tuose dalykuose, ką pažymėjot, gali būti, kad pasikartos kai kurie dalykai, kurie buvo prie turiu, privalau, reikia. Tikrai jie gali pasikartoti. Bet pasižiūrėkit, tai skiriasi. Net jeigu iš išorės man atėjo, kokia aš turiu būti, kaip elgtis, koks žmogus turiu būti, jau kai sakau renkuosi, trokštu, svajoju, myliu, čia jau yra mano pasirinkimas. Kiti pasakė, aš pamatavau, man patiko ir aš pasirinkau. Tai jau vis tiek yra, aš nebeprivalau, man nereikia, aš neturiu to daryti, aš renkuosi. Tame atsiranda pasirinkimas, lengvumas ir tie patys dalykai jaučiasi visiškai kitaip. Čia yra ėjimas į vidinę saugystę. Ir mokymuose, kaip taisyklė, visada šitoj vietoje, jeigu pristatau šitą praktiką, ateis, aš nesirenku daryti valgyti vaikams. Aš privalau, man reikia. Ir visada nueinam iki to paties. Ne.
Nei privalai, nei turi, nei reikia. Gali nedaryti. Taip, tai bus pasekmės, vaikai prisivalgys galbūt bet ko, bus nevalgę, gal eis pas kaimynus, dar kažką, ane? Ir aš nenorėdama, kad būtų tos pasekmės, aš noriu, kad būtų kitaip. Ir aš tada renkuosi daryti valgyti. Ir kai tai pripažįstam, kad tame yra mano laisva valia ir pasirinkimas, mes įgalinam save, o neliekam aukos, kaip neturėtumėm pasirinkimo. Yra pasirinkimų. Užsakyti maistą, dar kažkaip pirkti maistą, sakyti mokykloje tegul pavalgo. Žodžiu, yra visokiausių būdų. Bet aš pagalvoju, įsivertinu, galbūt per brangu būtų dar kažkas. Ir aš noriu ir renkuosi, gal taupant pinigus, gal taupant laiką ar dar kažkokį daryti pasirinkimą. Bet tai yra vis tiek įgalinimas savęs. Ir čia yra, mes kaip susigrąžinam atsakomybę šitoj vietoj. Ir kai tą išmanom, kaip lengva yra naudingai panaudoti šitą manipuliaciją geriems tikslams. Pavyzdžiui, tikrai, tarkim, turiu kažkokį didesnį tikslą, baigti kažkokius ten mokslus. Ir jeigu, čia kaip pavyzdį sakau, ar ne? Ir besimokant, bet kokiai čia svajoniai galioja tas pats. Yra kažkokios tai atkarpos, kurias galbūt nepatinka daryti. Tarkim, kas kuria savo veiklą, nepatinka galbūt viešinti savęs, pardavimų gali dalis nepatikti. Yra vis tiek, arba ten buhalterija kažkam gali nepatikti. Kaip ir visur, yra kažkokios tai dalis, kurios yra nefainos. Ir kai mes sakom, turiu, reikia, privalau, ten parengti sąskaitas, parašyti kažkokį ten darbą, kurio nenoriu, surinkti kažkokią informaciją, pasiruošti atsiskaitimui. Ir tas turiu, reikia, privalau, taip slegia, atrodo, kad man liepia kažkas. Ir aš visada šitoj vietoj prisimenu, kad aš galiu to ir nedaryti. Aš galiu nebaigti tų mokslų, galiu nekurti savo veiklos, galiu nesiekti tų savo svajonių. Aš turiu pasirinkimą, bet aš noriu. Ir visi šitie dalykai yra tada to dalis. Tai vadinasi, aš renkuosi padaryti tas mažiau malonės užduotis dėl savo tikslo. Ir čia vyksta, pats veiksmas nesikeičia, bet būsena darant pasikeičia. Ir kai mes save įgalinam, nebėra kuo skųstis. Jeigu man nepatinka, aš galiu to nedaryti, nesiekti. Bet noriu, pavyzdžiui, pabaigti kažkokius mokslus, pasiekti savo svajonę, ten įsteigti veiklą, gyventi savo mylimą veiklą. Noriu, tai vienas renkuosi. Tai čia tokia praktika, kur kviesiu sąmoningai ateinančią savaitę pastebėti savo žodžius ir ten, kur nėra motyvacijos, sunku tai daryti, sau pasakyti, aš neprivalau, man nereikia, aš neturiu nei sportuoti, nei sveikai valgyti, nieko man nereikia, nieko neprivalau, nieko neturiu. Gyvenimas tikrai gyvensis, žemė vis dar suksis, nieko nenutiks. Bet pasekmės galbūt man nepatiks tokio gyvenimo. Tada aš renkuosi. Renkuosi savimi galbūt rūpintis, pasportuoti, pajudėti. Renkuosi išeiti pabėgioti. Renkuosi ieškoti pokyčių galbūt savo mityboje. Su švelnumu, pamažu, renkuosi. O ne iš turiu, reikia, privalau, nes ten labai daug valios pastangų. O iš renkuosi ateina pasirinkimas. Tai kviečiu paeksperimentuoti, patyrinėti savo žodyną, pažiūrėti, kaip tai keičiasi ir parašyti man žinute ar elektroniniu paštu ateiketa@sv.lt ar tiesiog susirasti Facebook'e. Man bus labai gera išgirsti, kaip jums sekasi, kokios įžvalgos ir jeigu yra klausimų, žinoma, visada irgi galite rašyti. Iki.